Būtų gerbiamam finansų ministrui, valstybės valdomos įmonės Ignitis akcijų valdytojui. Ar gerbiamas ministrė jau kreipėtės į generalinę prokuratūrą dėl Dainiaus Kreivio ir Dariaus Makštėno milijardinės apgaulės, kuri vadinasi pirmasis jūrinio vėjo parkas, kuris, kaip nustatė valstybės kontrolė, įgyvendinamas visai ne tos bendrovės, kuri neva laimėjo konkursą, buvo slepiama nuo vadovų ir nuo parlamento ir vyriausybės tai, kad partneris, kuris lėmė konkurso laimėjimą, pasitraukė dar iki konkurso pradžios, kad projekto kaina išaugo 27% iki 2,8 milijardo, o grąža sumažėjo mažiau negu leistina, mažiau iki 4% mažesnio lygio. Tad jeigu nesikreipėte, ar ketinate kreiptis, nes tai išleista 60 milijonų būtent Ignitis lėšų. 52 milijonai įsipareigojimų prisimta, o partneris jau susikrovęs lagaminus dingo iš to projekto. Ačiū. Dėkui už klausimą. Kaip 75% akcijų savininkas atsakau, kad į prokuratūrą nesikreipėme, bet esam susipažinę su audito išvadom apie vėjo parką. Taip pat be abejo jas skaitėm, visas pastabas įvertinom ir toliau vertinam. Tik tai gal dėl tolimesnių veiksmų turbūt irgi turėsim nuspręsti, kur čia judėti su šitų projektų, bet tik tai gal trumpai, kad patį vėjo energetikos atliepiant tą niuansą, tai vėjo energetika jūrinė, jinai dėja ir nėra tokia galbūt pelninga, kaip daug kas tikisi. Tai iš tiesų ir kitose valstybėse, kurios vis dėlto įsirengė tuos parkus, tai iššūkiai buvo panašus, parkai išbrangsta ir dėl to elektros kaina nebūna tokia žema. Ačiū.